Europos parlamentas dar prieš metus ratifikavo Stambulo konvenciją, kuri pareigoja valstybės kovoti su smurtu prieš moteris ir vaikus. Lietuva yra viena iš 5 bendrijos narių, kuri dar neratifikavo konvencijos. Jei ir toliau neratifikuosim Stambulo konvencijos, kaip siūlote kovoti su smurtu prieš moteris ir vaikus? Stambulo konvencijos, kaip siūlote kovoti su smurtu prieš moteris ir vaikus? Prašau, ponia Vaitkau. Tai Stambulo konvencija, kad aš būčiau atšaukęs iš parlamento, jeigu būčiau išrinktas prezidentu, tas seniai yra pasakyta. Tai pakanka Lietuvoje teisės aktų, kad kovotumėm prieš smurtą, prieš moteris, prieš vaikus, prieš smurtą, prieš vyrus. Danijoje yra organizacija vyrų, kurios muša žmonos. Prieš visą smurtą reikia kovoti ir tam yra teisės aktai. Mums trūksta galbūt lėšų ir įdėjimo prevencijai smurto, kur galėtumėm padirbti daugiau. O šito įstatymo, šito Stambulo konvencijos tikslas yra visai kitoks. Ir apie tą tikslą, kas nori, suvokia, o kurie nori apgaudinėti, tie sako, ne, čia tik tai, kad moteris apsaugoti. Ponia Vaitkau, toliau. Smurtas iš vis yra problema Lietuvoje, nes pasižiūrėkite į viešąją erdvę, taigi sako, šaudyti tą reikia, mušti tą reikia ir tai yra... Smurtas prieš moteris ir vaikus yra problema Lietuvoje. Pone Orlauskai. Ponas Vaitkus, prašau. Smurtas gali būti fizinis, o smurtas gali būti ir dažniau būna, ir kaip taisyklė psichologinis. Ir valdantieji, ir visos sisteminės politinės partijos šiuo atveju demonstruoja šitą psichologinį smurtą. Kai žmogus turi, pavyzdžiui, mano sąrašas turi kitokią nuomonę, taigi sako, jis netoks, jis netinkamas, jis Maskvos radijas, jis vata ir dar prisigalvoja pavadinimų. Ir šitas psichologinis smurtas yra pakeltas į valstybės lygį. Ir vyriausia rinkimų komisija sako, ne, tokios nuomonės negalima spausdinti, negalima skelbti, nes tai yra cenzūra, o cenzūra draudžia Lietuvos konstitucija. Tai ar tai nėra smurtas? Tai irgi smurtas. O psichologinis smurtas yra sudėtingiausias ir baisiausias, nes jisai turi ilgalaikį poveikį